Aleksandro Stulginskio universitete vykusioje tarptautinėje žemės ūkio parodoje Ką pasėsi 2016, kaip ir kiekvienais metais, jau 21 kartą didžiausią žemės ūkio technikos stendą pristatė bendrovė Litagra. Su šūkiu "Patikimas jūsų partneris, esame arčiau ūkininkų", pasitinkantys žemdirbius Litagros profesionalūs konsultantai, vadovai demonstravo šių metų naujienas, bendrovės technikos pasididžiavimus. Iš New Hollando mes šiemet turime išskirtinį tikrai traktoriaus modelį, tai yra New Holland T7 315, tai būtent išskirtinės komplektacijos traktorius ir netgi matote yra kitokios spalvos negu tradiciškai, tai yra Blue Power specifikacija, yra nudažyta su specialiais būtent dažais, kurie yra naudojami sportiniuose Maserati automobiliuose. Aišku, traktorius turi 300 arklio galių variklį ir yra daugiau galbūt skirtas augalininkystės ūkiams. Taipogi New Hollandas šiemet išleido ir patį naujausią CX8 serijos kombainą. Pernai metais buvo tik pristatytas Agritechnikoje, o Litagra jau turi savo stende. Tai šis kombainas laimėjo būtent aukso medalį, Ką pasėsi parodoje, tai yra medalininkas. Tai vėlgi tas kombainas yra modelis CX8.85, variklio galingumas siekia net 449 arklio galės, yra atnaujinta kabina, yra daugiau būtent komforto, taipogi yra jau paskutinės technologijos variklis, tai yra Tier 4B Final, taigi tikrai įspūdingas, gražus eksponatas. Taip pat mes turime labai plačią gamą būtent gyvulininkystės reikmenų ir būtent robotizacija, kas dabar yra labai populiaru. Tai mes turime Lele roboto stendą, kuris yra dirbantis, taip pat apačiu roboto melžimo yra dar 2 robotai, tai yra ir pristumimo robotas Lele Juno ir netgi yra savaeigis pašarų dalintuvas, būtent robotizuotas. Taigi pavadinimas jo yra Lele Vector. Taip pat mes parodoje šiemet eksponuojame tikrai plačią gamą Amazonės. Viena iš tokių naujienų, ką galite rasti šiame stende, tai yra Amazonė Pantera 4502 modelis, tai yra savaeigis purkštuvas. Jis yra net 36 metrų darbinio pločio ir turi specialią technologiją, tai yra sukomplektuota su sensorinė būtent technologija, kuri atpažįsta nuo GPS signalo pasėlio būklę ir to pasiekoje yra purškiama ten, kur turi būti purškiama. Bendrovės Litagra naujasis generalinis direktorius Erinijus Aksomaitis teigia puikiai suprantantis ūkininkų nuotaikas šį pavasarį. Turėdami savo žemės ūkio bendrovę, mes žinome to mūsų kliento, tai yra žemdirbio dabartinę situaciją. Pieno gamintojai yra šiokiai tokioje neviltyje. Grūdininkai taip pat neturi ko pasidžiaugti, nes grūdų kainos yra kritusios ir kas nespėjo parduoti grūdų iš rudens, šiuo metu apgailestauja. Bet linkėčiau nenusiminti. Vienas yra momentas neblogas dėl grūdininkų, kad didžioji dalis Lietuvos rajonuose pakankamai neblogai peržiemojo žieminiai, o, kaip žinau, šiek tiek Dzūkijos, Suvalkijos krašte yra su rapsų problema, bet manau, kad išgyvensim. O mūsų gerbėmiems pienininkams ko palinkėčiau? Palinkėčiau kantrybės, tikėjimo be abejo ir vis tiek reikės didinti našumą ir mažinti kaštus tam, kad turėtume iš to pelnelio, gamindami pieną. Parodoje Ką pasėsi 2016 Litagra pristatė Hronę, Amazonę, New Holland, Lele, Horsch, kitų firmų žemės ūkio mašinas, kultivatorius, sėjamąsias. Horsch atstovas akcentavo būtent šios firmos mašinų privalumus. Kadangi Lietuvos ūkininkai daugiau koncentruojasi į žemės dirbimą, tai šiuo metu demonstruojam Litagros stende daugiau žemės dirbimo mašinas. Ypač tas, kurios susijusios daugiau su kombainavimu. Tai yra kombainui pravažiavus reikalinga kažkokia tai mašina greitaeigė, kuri nutrauktų kapiliarus, kuri būtent paskatintų greičiau pabirų sudegimą. Tai matot, Litagros stende mes daugiau turim diskinių mašinų, tai yra jos greitaeigis ir patenkinančios pilnai ūkininkų poreikius. Būtent tokios mašinos, kurios dirba
nedaugiau, jeigu sausra, jeigu saulėtas oras, ypač kuris dažniausiai būna derliaus nuėmimo metu, jos 8 valandų bėgi turi važiuoti po kombainą, tai matot, Litagra turi diskinių skutikų visą eilę, aišku, turi ir noraginius skutikus. Dėl ko tie noraginiai, diskusija tarp ūkininkų kyla, ką geriau turėti, ar noraginius, ar diskinius skutikus. Noraginio skutiko privalumas tame, kad jisai gali dirbti didesnėme gylyje. Tai vėl, jeigu ūkininkas ieško prioritetų ar tą įsigyti, vis tik mes daugiau rekomenduojam noraginį. Pasiturintis ūkininkas arba ūkininkas, kuris gali sau leisti nusipirkti daugiau technikos, turi ir tą turėti. Tačiau mes patys žinom, Lietuvoje, jeigu mes turime mišrius ūkius, tai yra gyvulininkystė, augalininkystė, ūkininkai dažniausiai stengiasi taupiai investuoti, jie pasirenka optimaliausią variantą. Jeigu ūkininkas užsiiminėja augalininkystę, jis aišku pasirenka variantą, kuris gali ir ten. Kitos mašinos, kurios demonstruojamos Litagros stende, tai yra diskinės sėjamosios, tai yra Pronto diskinės sėjamosios. Vėlgi jos yra šiuo metu pačios populiariausios Europoje, tiek rytų, tiek vakarų. O privalumas jų, nesigilinant į techninės detalės, yra tame, kad pats savininkas gamyklos, Horš kompanijos gamyklos savininkas yra ūkininkas. Jisai šiuo metu turi daugiau negu 3 ūkius, kurių bendra apimtis 15 000 hektarų. Ir jisai pats tas mašinas bando savo ūkyje, jisai pats su jomis dirba ir jisai žino, kas ir kaip turi būti. Tai jeigu aš neklystu, mes esame bene vienintelis gamintojas, kur savininkas yra pats ūkininkas. Ir kitas dalykas, mes labai atsižvelgiam į poreikius. Net iš Lietuvos ūkininkai, šįmet parodoje, aš labai esu irgi patenkintas ar džiaugiuosi tom, kad ūkininkai ateina, sako, mes atsimeni kažkada diskutavom tais ir tais klausimais, tu sakei, kad gamykla atsižvelgs ir šiuo metu mes turim atsakymus, mes turim sprendimus tom problemom. Tai vėlgi tose mašinose jie įžvelgia savo galbūt kažkokias tai pastabas, savo atsižvelgimus, nes tiesiog negali būti taip, kad gamintojas dirbdamas, kad ir mes kaip Vokietijoje, jisai žinos poreikius skirtingų rinkų. Dėl to vienas dalykas yra aktualu Lietuvoje, kitas dalykas galbūt aktualu kažkur Bulgarijoje, Čekijoje ir taip toliau. Na, o didžiausia pati mašina, tai už mano nugaros kompensacinė priekaba. Ir vėlgi džiugu tai, kad ūkininkai lankydamėsi parodoje, jie pagaliau pradeda įžvelgti skirtumus tarp mašinų ne visumoje, bet detalėse, smulkmenose, nes mūsų mašinose, bene kiekvienoje mašinoje yra labai daug taškų, kurie yra patentuoti, kurių negali kopijuoti kiti gamintojai. Alytaus Litagra Dzūkijos sostinėje gyvuoja jau 10 metus. Litagra planuoja plėtrą visoje Lietuvoje, taip pat ir Alytuje. Kiekvienais metais įmonė investuoja ir labai daug į plėtrą ir šiemet tai nėra išskirtinis momentas. Mes esame jau pastatę ir beliko tik atidaryti, tai yra Panevėžio tech aptarnavimo centrą. Toliau suprojektavimo Alytuje tech aptarnavimo stotį, kuri statybas pradėsim tik tai gavę leidimą iš karto. Tai ne statybos, tai yra rekonstrukcija esamo dabartinio mūsų prekybos centro patalpose. Toliau turim projektą ir beveik leidimą statybai didžiulio prekybos aptarnavimo centro Kėdainiuose, 4800 m². Be to, Raseiniuose taip pat įsigijom žemės sklypą ir projektas beveik baigtas, ten irgi pradėsim. Su Alytaus ir Marijampolės regionų ūkininkais bendraujantis vadybininkas Juozas Pilvelis sako, jog šių kraštų žemdirbių problemos panašios, kaip ir visos Lietuvos ūkininkų. Turbūt nepalankiai ekonominė situacija tiek produkcijos pardavime, tiek supirkime. Na ir dar viena bėda nebūna viena bėda ir gamtinės sąlygos. Šiais metais reikia atsėti rapsą, kviečius, na ir išskirtinai tik tai šiame regione. O Litagra padeda tai turbūt tuo, kad Litagra turi savo prekybos centrus stiprius šiame regione, Marijampolėje, Alytuje. Na ir ūkininkas gali šiuose centruose viską nusipirkti nuo statybinių medžiagų, nuo technikos, nuo atsarginių detalių. Žodžiu, kas ūkininką domina, mes tuo ir padedam. Litagros atstovaujami produktai populiarūs yra visi, nes 1990 metais tų firmų nebuvo tiek daug Lietuvoje ir Litagra susirinko pačius geriausius brandus Europoje, tai yra Amazonė, ir Kronė, ir GCB technika, ir New Hollando kombainai, traktoriai. O šiandien firmų yra daug ir siūlančių daug ir siūlo bent ką. Tai ūkininkai turi būti labai jau
atsargūs perkant, nes technika siūloma, kaip minėjau, jos yra daug, o Lytagros atstovaujama technika yra žinoma ne tik pas mus Lietuvoje, bet ir Europoje ir pasaulinio lygio technika. Tai tuo ir skiriasi. Anot Lytagros vadovų, bendroviai svarbus visi ūkininkai, nuo auginančio vieną karvutę iki dirbančio kelis tūkstančius hektarų žemdirbio. Aišku, mes turime labai platų stendą, būtent ir smulkiems vidutiniams ūkiams, taigi Lytagrai yra svarbu ne tik stambiausi, ne tik tai didžiausi ūkininkai, bet netgi nuo vienos karvutės, nuo 1 hektaro iki jau daug tūkstančių. Mes visą tą techniką arba technologiją galime pasiūlyti įsigyti būtent Lytagros įmonių grupėje. Dzūkijos regionas tikrai mums yra labai artimas ir mes kas metai ten rengiame labai didelės lauko dienas ir tarkime artimiausia bus Dubyčių bendroji Varėnos rajone, taip pat mes turime ir prie Alytaus, ten netoli Simno visuomet yra daromos tikrai didelės įspūdingos lauko dienos, tikrai yra regionas stipriai ir, sakyčiau, modernizuotas ir žengiantis į priekį, naudojantis pačias naujausias technologijas. Taigi tikrai nieko neatsiliekat nuo kitų ir dar aplenkiat visus kitus. Ir aš jums to linkiu, kad šie metai jums būtų patys geriausi jūsų istorijai. Sėkmės! Grūdininkams linkiu to, kad derlius būtų rekordinis, kainos būtų rekordinės, o pienininkams gerų kainų pieno.